pereiti vėl per 2016 blogiausius metus mano gyvenime ir galim pradėti. Sveiki visi, su jumis aš Gabi ir šiandien darau naują video. Šitame video aš būsiu šiek tiek kitokia. Aš noriu pakalbėti apie 2016 metus, apie tai, kas man įvyko, apie tai, kaip aš pasikeičiau, kaip aš išaugau kaip žmogus. Kas buvo blogo, kas buvo gero, noriu apie tai pakalbėti, nes noriu išsikalbėti. 2016 metus aš pradėjau su išsiskyrimu, tai yra mane paliko bachūras ir aš pamenu, kad gal mėnesį galvojau, kad tai yra pats blogiausias dalykas mano gyvenime, kad aš nebenoriu gyventi. Juokinga, nes iš tikrųjų tai buvo didžiausia nesąmonė ir man tas visiškai nieko nepakeitė ir aš pamenu, kad tuo metu verkiau, bet dabar man yra juokinga, nes aš pagalvoju, kad grynai tokiu metu prieš metus aš verkiau dėl kažkokios nesąmonės, kas man dabar yra visiškai nereikšminga. Didžiausias smūgis mano tikriausiai 16 metuose buvo tai, kad mano geriausia draugė, kuri geriausia draugė man buvo 3 metus. 3 metus vos ne kiekvieną dieną ją mačiau, jin buvo mano klasiokė. Kiekvieną dieną mes sėdėdavom su jie tam pačiam suole. Kiekvieną dieną žvengdavom iš tų pačių nesąmonių. Ir galima sakyti, kad jinai per dieną dingo. Mes labai stipriai susipykom ir tas susipykimas buvo... Mes tiesiog nesusikalbėjom. Ir dar ir dabar aš su ja nebendrauju, aš net nežinau, kaip jinai dabar atrodo, kaip jai sekasi. Aš ją vis dar laikau geru žmogum, nors dabar žiūrint į tą situaciją, kuri atsitiko, aš nepasakyčiau, kad jinai buvo geras žmogus. Jinai pasielgė negražiai ir jinai mane įskaudino. Po to įvykio aš nebežinojau, ko tikėti, aš praradau pasitikėjimą savim, praradau pasitikėjimą kitais. Ir tas mano 16 metus padarė vienus iš blogiausių metų, nes tiesiog, ji man buvo vienas iš svarbiausių žmonių ir vieną dieną jų buvo ir vieną dieną jos nebebuvo ir aš to nesugebėjau suvokti. Tas įvyko tik įėjus 16 metus, kažkas tokio. Pamenu, kad baigiau tada mokyklą iki vasaros, per vasarą beveik su nieko nebendravau. Pirmą vasaros dalį aš padariau, man atrodo, vieną fanmeetą, kas buvo, kad su Vike pabendravau, tai va tik tiek. O daugiau aš vasarą, galima sakyti, praleidau gulėdama lovai arba kurdama video. Antrą vasaros dalį aš praleidau su giminėm. Ir tas gal man padėjo atsistatyti, nes mes tiek daug nesipykom. Giminės, suaugę žmonės ir draugai yra du skirtingi dalykai. Po vasaros aš ėjau naują mokyklą, kas buvo vienas iš didžiausių iššūkių per 2016 metus, nes labai bijojau. Bijojau, nes pažinojau gal porą žmonių iš būtent tos mokyklos ir tos klasės. Ir tai pažinojau nepakankamai gerai, nes dabar visiškai kita nuomonė susidariusi apie tos žmonės. Kad susirastum draugų, tu turi pasitikėti savim, turi pasitikėti kitais. Aš nei pasitikėjau savim, nei kitais. Man buvo čia sunkiausias dalykas, nes realiai perlipau per save. Bent jau pirmas mėnesis man buvo vienas iš blogiausių mėnesių gyvenime, nes bendravau su labai mažai žmonių. Galima sakyti, neturėjau draugų, buvo taip, kad keldavaus ryte ir aš galvodavau, kad aš nenoriu eiti į mokyklą. Tarkim, mėnesis, ne, tas buvo pats blogiausias. Spalio pabaigoj viskas pradėjo tvarkytis, aš tiesiog susiėmiau ir pasakiau savo, kad viskas, Gabija, kodėl tu turi jaustis taip blogai dėl žmogaus, kuris tave įskaudino, kodėl turi nepasitikėti visų pasauliu, jeigu tave įskaudino vienas žmogus ir kad reikia judėti priekį ir kad koks skirtumas, kas buvo, kad galbūt bus geriau. Su ta mintim aš savaitę ėjau į mokyklą ir pastebėjau, kaip viskas pasikeitė, kaip aš susiradau draugų, kaip pradėjau pasitikėti kitais. Kol taip nesusijėmiau, aš galvojau, kad aš esu pats blogiausias žmogus, kad aš nemoku bendrauti. Aš visą laiką kaltinau save ir netgi dėl tos situacijos su mano geriausia drauge buvusia. Aš kaltinau save, nors būtent dabar žiūrint į tą situaciją, kai viskas jau praėjo, aš galiu pasakyti, kad ne aš buvau kalta ir kad buvo kalta mano geriausia draugė, bet ne apie tai. Ir po truputį įsivažiavau, man pradėjo patikti eiti į mokyklą. Atsirado žmonių, be kurių aš neįsivaizduoju nei dienos, nes mes bent jau susirašom arba aš apie juos pagalvoju. Ir aš labai džiaugiuosi, nes mano gyvenimas pasikeitė visiškai. Apvirto viskas aukštyn kojom, nes nutiko labai daug negerų dalykų tiek šeimoje, tiek su draugais, tiek mokykloje, tiek viskas. Labai daug permainų,
Bet jos buvo labai geras ir manau dėl to 17 metai bus labai geri. Ir man netgi keista, nes galiu pasakyti, kad aš nuoširdžiai esu laiminga dabar. Manau, net ne tik aš pastebėjau, bet pastebėjau ir žmonės, kad YouTube'ai aš pasidariau visiškai kitokią. Aš pradėjau kurti su noru, pradėjau kurti su tokiu užsidegimu, kad aš noriu kažką padaryti, aš noriu pasiekti, aš noriu būti kitokia. Noriu pralinksminti žmonės, noriu kurti video, tai man patinka, aš tai darau, nes tai yra mano hobis, tai daro mane laiminga. Ir atėjo tas momentas, kai to nebebuvo, kai aš tiesiog atsisėsdavau prieš kamerą ir kalbėdavau, nes man liepia kompanija kalbėti, nes būtent man ten atsiuntė drabužių ir jie man liepia nufilmuoti. Ir viskas susidėjo ir aš nebežinojau, ką daryti. Manau, kad gulėdavau lovai ir verkdavau, nes nespėdavau nieko padaryti. Kompanijos lipo man ant galvos, kad Gabija turi sukurti video. Mokykla irgi lipo ant galvos, kad Gabija tavo pažymiai iš viso nusivažiavo ir tu nieko nepasieksi gyvenime. Pasidariau pertrauką, kaip matėt, manęs 3 savaitės nebuvo. Tai aš pasidariau tam pertrauką. Tiesiog norėjau pailsėti nuo YouTube'ės. Norėjau vėl pradėti kurti video su noru, su užsidegimu ir nuoširdžiai. Todėl man buvo gana sunku atrasti dienų, kada galėčiau kurti, nes norėjau padaryti ne dėl to, kad man reikia padaryti video, aš norėjau padaryti video, nes aš noriu tai daryti. Ką aš dar pastebėjau, kas dar 16 metais labai paveikė mane, socialiniai tinklai, Facebookas, Instagramas, Snapchatas ir... Kodėl aš buvau tokia griežta savo? Jaučiu žiauriai didelį spaudimą atrodyti graži, atrodyti gerai, atrodyti plona, arba ten Kim Kardashian figūros, arba ten tokia, ar anokia. Ir man buvo graudu netgi, kai vienu momentu aš įsijungiu Instagramą ir pamatau ten, tarkim, merginą, kuri žiauriai gražiai pasidažius, ten antakiai ten gražesni už mano visą gyvenimą, ten eyelineris, ten šešėliai. Ir nueinu, tarkim, jos Instagramą paskaityti jos bio ir ten parašyta, kad ten 13. Kas vyksta? Kas negerai mums ir kas negerai aplinkai? Nusprendžiau, kad nebūsiu tokia griežta savo ir noriu palinkėti jums to paties, kad nebūtumėte tokie griežti savo, neprivalėtumėt atrodyti tobulai. Tikiuosi, kad 17 metai bus daug geresni, kad man viskas seksis, tikiuosi, kad jums viskas seksis. Ačiū, kad žiūrėjot mano šitą video, tikiuosi jums patiko. Spauskit patinka, komentuokit, prenumeruokit. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitą kartą. Ate.